Albertai, nu tai kam kvieti svečiuoti, jeigu pas jau pasėdėje sėdinė? Visų lyščių, dėjau, išiešką jau nerandu nieko. Tai kągi dabar taip reikia, jeigu Zojas nerandi, tai reik baukti visą kaimą. A pačias va nieks nekvietė, aš tai nors kviestas svečiuota nejau. Ir ta vis nepriskaičiavo. A kurgi tu valūzajas? Ai, įdomu, kur valūzas, kągi reikit, kągi piktas dabar. Aš jam duodu ataskaitų, kur valūzas. Maldeikį su Hebru visų savaitį prasidavė pa Maskvų ir tas nedavė ataskaitas, nebežina. Nikur buvo, nikur valgė, nikur mėgauja. Maldeikis senas, matai, genut, valdžia žmogus. Mašručian važiavo dėl naftas ar dėl gazas užtart. Nežinosite. O kai dėl NATO, ei? Nu, čia kuo jūs tas kalbat, nesąmonės, pas Ruskį važias dėl NATO sustat. Nu. A ką? Ir dėl NATO reikia ruškį atsiklaus. Nustokit su to savo ruskių kalbėti. O kągi dabar nustokit kalbėti ruskių, taigi stosim į NATO, taigi reikia, bus mūsų užtikrintas saugumas. Žinai, kokią NATO moderni saugumo apsisaugojimo technika. Kogi tavo tas NATO uraną normalaus neturi. Pažiūrėk, kosą ir tai kokį tetradą tik nuskurdintų. Tai galvoja, mums skurdukam dabar geresnė atveš? Geresnė. Tik jūs nebepliurkit nesąmonė, vis tiek neapsiginsma. Aš žinau moteris būdų, kaip apsisaugoti. Kas no, ait vaistinėm. Žinot, kad dabar vaistiniai, tai geriau negu šitoj saugumo ministerijai visokių priemonių apsisaugojimui. Ir moterim ir vyram pilnas lentynas pridėtas. Nu, a tai klausyk, Genut, nu kągi tas tavo priemonės apsaugas, kan? Nu ką, tai kaip jūs nesuprantat toškas, pirmiausia reikia apsisaugot nuo savo valdžias. Nu. Taigi nežinot, kad kiekviena valdžia, kokia na bebūtų ir kas valdžioj bebūtų, pagatava tik savo žmogų išgvaltavo. A kuogi jau tau ta nauja valdžia neįtinka, ką? A tau žinai įtinka, tau tai utis verstas kūrė daugiau nieka. Buvo prie konservatorių, tai dieve, konservatoriai kirta konservus, buvo gerai. Prie liberalų jai vėl gerai. O prie liberalų genų tai kirsma vištienų. Tuoj kirs arklienų su česnaku. Ir smirdėdama da visa. A čia sėnų, pažiūrėkit, ku valdžia jūsų daro. Atlyginimai vėluoja, medicinai bizabrazija, iš manėm darba vietų į akių. Bajerius tik skalda, ne premjeras ar Rolandas Paukštas. Va, ku pasakė. Girdėjau, mokesčių inspekcijos viršininkė buvo paskiri kažkokiu baubu, bet tik tai vienai nakčiai. A tai kas yra? Atėjo, pažiūrėjo, mokesčiai tvarkingi, per naktį palaikė ar palaidą. A jūs, gebinių vištelas, vėl šito savo muilo operą, šitas visokius serialus. Nu, kad nieka naudas į šitą kiną nėra. Tu nebejok, čia, žinok, yra kriminalinis trileris. Kas toks per daiktas? Nu, tai trileris, tai čia panašiai tas pats kaip traileris, tik tai daug baisiau ir įspūdingiau. Tai va, apie tralų, tai žinau, mano anūkas turi tralų švagėdijas mašinas. Ai, kaip? Bet čia jūs sakykit, ar šitie traileriai ar trimeriai visi, viskas tas pats per televizorių jau gerą kiną nepasižiūrėsi. Visos arba muštynės, arba seksas, kitaip nebus. Ir televizorius įdomus, baltas visas ir be garso. Pas baltus žmonės, baltas ir televizorius. A vien garsą tai ir tavo jau čia užtenka. Ai, tas tokie šiūdį supratau, taigi čia kulinarinė šau ponios Gražinos virtuvė. Net spėja genut virtuvė, tai čia ponios Janinos, mano virtuvė. Roberto receptai. Ne, Zojas receptas. Nustokit šiūdį, perjung Zoja kitų kanalų. Gerai, Genutė sako Zoja, perjung kitų kanalų, išimk vištų, reik dabar aškės atšildyti, bus desertui. Nu gerai. Sakiau, Genut, kad prie liberalų laikas vištieną.